Šiandien svarbiausios naujienos ateina iš Ukrainos energetikos sistemos. Čia šalis kovoja, kad išlaikytų elektros tiekimą Rusijos žiemos atakų kampanijos metu. Situaciją keičia tai, kad Rusija dabar tiesiogiai taikosi į energetikos sistemas, susijusias su Ukrainos branduolinėmis elektrinėmis, tai perkeldama energetikos krizę į kur kas pavojingesnę fazę. Rusijos smūgių kampanija taip smarkiai susilpnino Ukrainos energetikos sistemą, kad ji iš esmės veikia tik iš 3 branduolinių elektrinių gaunamos elektros energijos pagrindų. Toks priklausomumas atsirado todėl, kad šiluminės elektrinės ir kiti elektros gamybos šaltiniai buvo stipriai apgadinti, tad branduolinė energija liko vienintelis didelio masto tiekimo šaltinis. Pagrindinis pažeidžiamumas slypi ne pačiuose reaktoriuose, o elektros tinklo struktūroje. Elektra perduodama aukštos įtampos linijomis ir pastotėmis, kurios subalansuoja tiekimą tarp regionų, o Rusija sąmoningai bando suskaldyti šią sistemą į izoliuotas energetinės salas. Energetinė sala susiformuoja, kai sunaikinamos pagrindinės perdavimo jungtys, todėl elektra nebegali būti perduodama tarp regionų. Praktikoje branduolinė elektrinė gali ir toliau gaminti elektrą, tačiau didieji miestai jos negauna, nes elektros tiekimo keliai yra nutraukti. Tuo pačiu metu Ukrainos oro gynybos raketų atsargos senka, todėl likusių svarbiausių tinklo mazgų apsauga yra ribota. Kadangi dauguma elektrinių jau neveikia, Rusija perėjo prie dar pavojingesnės taktikos, smūgiuoja į pastotės, kurios jungia branduolinės elektrinės su likusia šalies dalimi. Šios pastotės yra taškai, kur elektra išeina iš elektrinių ir patenka į tolimųjų nuotolių elektros linijas, tiekiančias miestus ir pramonę. Viena smūgių banga pataikė į perdavimo infrastruktūrą Kyjive ir aplink jį, palikdama daugiau nei 1 milijoną namų ūkių be elektros ir atjungdama šildymą tūkstančiams daugiabučių. Kita ataka buvo nukreipta į panašius tinklo mazgus kituose regionuose, sukeldama plačius regioninius elektros tiekimo sutrikimus. Abiem atvejais smūgiai nesugebėjo visiškai nutraukti ryšių tarp branduolinių elektrinių ir nacionalinio tinklo. Jei šios jungtys būtų sėkmingai nutrauktos, elektrinės galėtų toliau veikti, tačiau jų gaminama elektra nepasiektų miestų, transporto sistemų ar pramonės objektų. Šie smūgiai buvo skirti kaip lemiamas smūgis tuo metu, kai buvo manoma, kad Ukrainos oro gynybos atsargos beveik išseko. Likus kelioms dienoms iki atakų, Ukraina gavo naujų oro gynybos amunicijos iš Europos sąjungininkų, taip atkurdama ribotą perėmimo pajėgumą. Rusijos planuotojai manė, kad Ukrainos gynyba iš esmės išsekusi, todėl smūgiai buvo orientuoti į apimtį ir pagrindinius taikinius, o ne į aktyvios oro gynybos neutralizavimą. Atakos padarė didelę žalą ir sukėlė elektros tiekimo sutrikimus, tačiau perėmėjų prieinamumas leido Ukrainai apsaugoti nedidelį skaičių elektrinių ir perdavimo linijų, kurių praradimas būtų suskaldęs tinklą. Abi pastangos nesukėlė sistemos lygio griūties, todėl elektros sistema liko veikianti, tačiau su labai ribotomis galimybėmis atlaikyti tolesnes atakas. Rusijos smūgiai yra laiku suderinti su šalčiausiu žiemos laikotarpiu, kai temperatūra siekia -30 laipsnių Celsijaus. Esant tokioms sąlygoms, elektros poreikis pasiekia piką, nes šildymo sistemos ir gyvybiškai svarbios paslaugos dar labiau priklauso nuo nenutrūkstamo elektros tiekimo. Šaltas oras taip pat lėtina remonto darbus, nes įranga dažniau genda, o brigados turi dirbti šalčio sąlygomis, kai oro pavojaus signalai nuolat pertraukia atkūrimo darbus. Ukrainos remonto komandos dirba visą parą, kad stabilizuotų pastotes ir nukreiptų elektros srautus kitais keliais. Poveikis civiliams kyla dėl to, kad elektra ir šildymas dingsta kelioms dienoms esant ekstremaliam šalčiui, o ne dėl pačių pirminių smūgių. Kai elektros tiekimo sutrikimai užsitęsia ir šildymas prarandamas esant dideliam šalčiui, Europos šalys įsikišo su skubia energetinė pagalba, pristatydamos generatorius, transformatorius ir papildomą finansavimą, kurio vertė siekia apie 415 milijonų 700 tūkstančių eurų, kad padėtų atkurti elektros tiekimą ir palaikyti šildymo sistemų veikimą. Ši parama skirta sutrumpinti laiką tarp žalos padarimo ir atkūrimo bei užkirsti kelią elektros tiekimo sutrikimų plitimui visoje sistemoje. Tuo pačiu metu skubiai sušauktas Didžioji 7 koordinacinis susitikimas suderino papildomą energetinę pagalbą ir finansavimą. Tikslas – išlaikyti tinklo veikimą per žiemą plečiant mobiliųjų ir atsarginių elektros šaltinių naudojimą bei mažinant priklausomybę nuo lengvai pažeidžiamų perdavimo linijų. Apskritai, Ukrainos energetinė sistema dabar priklauso nuo to, ar pavyks išlaikyti 3 branduolinės elektrinės prijungtas prie nuolat puolamos perdavimo tinklo. Skubi oro gynybos priemonių papildymo ir užsienio energetinės pagalbos teikimas pagerino trumpalaikį saugumo rezervą, tačiau neišsprendė esminių pažeidžiamumų.
Tinklo stabilumas ir toliau priklauso nuo perėmėjų prieinamumo, greito remonto ir nuolatinės tarptautinės paramos. Ukraina kol kas išlieka veikianti, nes iki šiol pavyko išlaikyti branduolinę energiją prijungtą prie nacionalinio tinklo, nors šalis ir toliau susiduria su atsinaujinančių smūgių rizika.